Papasakok apie tą puodą, kokias funkcijas jisai daro ir kodėl jisai yra vertas turėti kiekvienoje virtuvėje. Pakeisti šiek tiek gyvenimą virtuvėje. Apie 80 000 receptų. Atsidarai šaldytuvą, pasižiūri, kokius turi produktus, ką gali gamintis iš tų produktų, ką tu turi šaldytuve. O ar klientų atsiliepimai sutampa su tavo to puodo pliusais, ar ne? O viena iš lengviausių mano klienčių, kas tau patinka, nereiškia, kad ir kitam patiks. Reiškia, kad tu biškai būtum lower. Na, žiūri į tave kaip į pardavėją, ne? Jo. Nes aš esu labai atvira pati. Jiems pasakau, aš būsiu jūsų gyvenime tiek jums reikės. Aš kitą kartą sakau, jūs neberašykit. Jeigu matot, kad neatsakiau per 2 minutės, skambinkit. Aš tai nenoriu eiti pas tos daktarus. Nes, pavyzdžiui, man daktarai jau buvo pasakę, kad aš turėsiu gerti kažkokius nuo kraujo spaudimo per aukšto vaistus. Šeimos įrankis, kuris jums padės virtuvėje ir jūsų vaikai galės gaminti, va tas labai svarbu yra. Kuriam čia dovanosiu tą puodą, bet... Na tai ką, sveiki, šiandien visiškai kitokio pobūdžio podcastas. Podcastas pas mano draugę, kurią bandžiau prikalbinti podcastui, turbūt metus tai jau minimum. Nes tikrai tai yra moteris, kuri verta ekrano, turi ką duoti, turi kuom pasidalinti, jos charizma over the roof. Tai aš tikrai labai noriu kad jūs išgirstumėt, ką jinai turi pasakyti, o jinai turi ką pasakyti. Taigi, Klara, prisistatyk galbūt pati, kokia tavo veikla, kas tu tokia esi ir kodėl tu čia esi. Sveiki, aš esu Klara ir esu Thermomix advisorė. Mums neleidžia sakyti Thermomixas, reikia sakyti Thermomix. Oh my god. Esu Thermomix advisorė. Šitą veiklą pradėjau užsiminti kažkur metai laiko atgal. Metai laiko atgal ir netyčia tą pradėjau daryti iš tikrųjų. Nusipirkau pati pradžioj tą Thermomixą, o paskui gavau pasiūlymą to join a team ir tą ir padariau, nes pagalvojau, kad labai patinka kalbėti su žmonėm, patinka bendrauti, patinka susipažinti su žmonėm visiškai čia aš. Ir maistą irgi mėgstu gaminti, ypač labai mėgstu, kai galiu vaišinti draugus, ten, kai ateina išgerti vyno, kažką šampano ir tai ir mano ta veikla taip ir prasidėjo visiškai organiškai, aš sakyčiau. Ir tau iš tikrųjų labai sekasi, tu nenori vadinti šito verslo verslu, bet vis tiek, produktą turim, klientus turim, pelną turim. Ar ne? Tai čia yra visiškas verslininkas ir tikrai verslas ir visiškai neturėtum bijoti savęs vadinti verslininkė, nes tu esi verslininkė ir gan nebloga. Ir iš tikrųjų, kas yra su Klara bendravę, man atrodo, tikrai nepaneigs jos profesionalumo darbe, jos gebėjimo parduoti ir jos ryšio su klientu. Tai iš tikrųjų klausimas galbūt tada sekantis būtų tai, kas tau labiausiai patinka tavo darbe. Aš ryte apie mane čia labai gražiai pasakė, aš tai taip nesijaučiu iš tikrųjų. Bet turbūt man labiausiai patinka, kad kai susitinku su klientėm, mes pradedam, aišku, kalbėtis visą laiką rutinos kokios, ką veikia, kiek vaikų. Ir būna tokių netgi temų paliečiamų, išgyvenimų, sakykime, ne, kur kartais net reikia palaikyti ir tu supranti, kad pakalbėjus su tam, sakykime, moterim ar ne, mano nauja klientė, kad tu buvai netgi biškai toksai spyris, kad patikėti savim netyčia, ne dėl to, kad aš einu jau coachinti žmonių, bet iš tikrųjų, kai pradėti kalbėti, ir man tas labai patinka. Iš tikrųjų, man tas labai patinka, nes aš esu labai atvira pati. Kartais pasakau daugiau negu reikia, daugiau negu priklauso, net nuėjus kartais į demo, mes taip vadiname, ne, kai eini demonstruoti šitą puodą, tai aš kartais nuėjus, aš paskui galvoju, kodėl aš čia tiek daug pasipasakau apie savį. O žmonės tą pajaučia iš karto. Kai tu esi atviras, aš niekada, pavyzdžiui, niekam negrūdu, niekam nieko nekišu. Ir man atrodo, žmonės pradėjo apie mane išgirsti dėl to, kad visi sako, tu susitik, tau nereikės pirkti, nes kitos, aš nežinau, kaip kitos dirba. Bet dauguma būna, kai ateina pas, let's say, nebūtinai, kad puodų pirkti, beleką, kas yra marketinge, ne, jaučia prešę, kad tu, jeigu jau susitikai, tu privalai nusipirkti. O pas mane tokio nėra. Bet dažniausiai visą laiką aš turėjau tik tai failures iš tikrųjų, bet dažniausiai visada grįžta klientai. Jeigu šiandien nepasakė, kad pirks, bet jie vis tiek grįžta už savaitės, už mėnesį, tai man labiausiai turbūt patinka tas toksai, tos naujos pažintis, tas toks ryšys, aš su klientu palaikau ryšį tiek, kiek jie nori. Aš visiems pasakau, aš būsiu jūsų gyvenime tiek, jums reikės. Tik nepersinti, su ribom. Gerai, tai klausyk, kas nepatinka? Ko iš tikrųjų norėtum gal skipinti, žinai, kartais savo veikloj? Tu tokių, žinai,
Nu, visi, negali būti viskas drugeliai ir gėlytės, ne? Nu, vis tiek gal kažkas nepatinka. Turbūt labiausiai nepatinka, kai įeinu į trobą pas ką nors ir jaučiu iš karto prešą iš vyro šeimoj. Vos ne taip ir, aš net esu gavus, įrodyk, kodėl aš turiu tą žmonai nupirkti tą puodą. Aš taip visą laiką, aš nieko neturiu, niekam įrodinėti čia. Taip. Tuoj pamaitinsiu aš jumis, nusipirks tą puodą. Dažniausiai taip ir būna tie didžiausi sarkastiški vyrai, jie dažniausiai iš tikrųjų ir sako, taip pirksi savo žmonai paskui. Bet jo, man labai nepatinka, kai aš pajaučiu tą, kad kartais kažkodėl tai būna, nori tave, kaip pasakyti, kad tu biškai būtum lower. Na, žiūri į tave kaip į pardavėją. Jo. Bet juk aš tai netuoju, aš net jau nei čia kažkam kažką blogo parduoti, ar ką čia, tik tai iš tikrųjų moteriam, ne tik moteriam, tiem patiem vyrams ir vaikams pakeisti šiek tiek gyvenimą virtuvėje. Jisai daug bus paprastesnis, nereikia turėti ant tų gadgets, rakandų, pilnus stalčius, pilnas spinteles, kaip aš sakau, geriau šampano taurės gražiai susidėkite. Vietoj turėti ten... Tai tu gal papasakok apie tą puodą, kokias funkcijas jisai daro ir kodėl jisai yra vertas turėti kiekvienoje virtuvėje? Jisai daro labai daug iš tikrųjų. Pradėkime nuo paprasto, kad yra tikrai blenderis, nes visi dažniausiai sako, kam man reikia dar vieno blenderio, bet tai nėra tik tai blenderis, nes jisai išvirs ir kiaušinius, ir ryžius. Ir jisai yra slow cooker, kaip lietuviškai slow cooker, lėtai, kur... Slow cooker, visi supras. Vienu žodžiu. Slow cooker yra ir steameris, ir pjaustyklė, ir mėsmalė. Tai jisai, įsivaizduojat, į vieną yra sudėta praktiškai visiškai viskas. Tai jums kambarį virtuvėje nebereikia turėti dar 10 kitų different gadgets. Labai gerai, kad jisai iš karto sveria. Tu neturi prisidėti pilną aplinkui lėkštučių, bliūdelių, kad ten čia biški ryžius pasversiu, čia dar ką nors. Jisai tiesiogiai tau, visiškai tu gamini maistą ir tau sveria. Dar aišku, pats mano čia didžiausias turbūt yra pliusas, kad tai yra ta platforma Cookidoo, kur yra apie 80 000 receptų, labai daug different kalbų, tai jeigu dar kas mokinatės kalbą, tai vapšė perfekt. Nes aš, pavyzdžiui, italų mokinos man labai patinka, dažnai pasidarau italų kalbą ir receptus randu. Tai va, 80 000 receptų, tai reiškia, tu niekada nebūsi out of idea, ką gaminsime šiandien for dinner arba ten breakfast. Atsidarai šaldytuvą, pasižiūri, kokius turi produktus, pasirašai ir tau išmeta. Viską gali gamintis iš tų produktų, ką tu turi šaldytuve. O ar klientų atsiliepimai sutampa su tavo to puodo pliusais, ar ne? Ką tau kalba klientai po įsigijimo šito puodo? Aš dabar turiu tikrai jau labai daug klientų, tikrai jau netoli 200 turbūt, tai čia iš tikrųjų yra daug. Aš turėjau tik tai vieną moterį, kuri yra nusivylusi. Okay. Ir labai buvo sad man, nes aš bandžiau kalbėti, susirašinėti ir jinai pasakė, kad čia ne man, aš esu nusivylus, nors jin buvo ir demo su manimi ir jinai buvo viena iš lengviausių mano klienčių, kuri iš karto apsisprendė ir aš labai buvau nustebus, kad jinai buvo nusivylus labai ir aš dar siūliau, sakau, galim pasiskambinti, galim dar susitikti, gal kartais reikia susidraugauti, ne su naujove. Bet labai griežtai ir pasakė, kad labai ir jai neskanu, ką gamino, ir labai keista, nes dėl to netgi, kai paklausiau, ką, ten, pavyzdžiui, mūsų šeimai būtent tas patiekalas labai patinka, irgi, again, kaip tu negali, ne, kas tau patinka, nereiškia, kad ir kitam patiks. Bet čia aš, pavyzdžiui, galvoju iš tiek klientų, ir dar net ne mano klientų, kiek kas turi, ne, Thermomixą, tai aš iš tikrųjų tik tai vienintelį tokį negatyvą, girdėjau. Tai čia nedaug. O šiaip tai aš tokių gaunu žinučių, man toks jausmas, kad aš ten apverčiau jų gyvenimus, tokių gražių gaunu žinučių, man tas labai patinka. Aš esu kaip, aš labai mėgstu padėti, ne, aš esu labai paslaugi. Bet man labai patinka, man padėkoji. Grįžtamo ryšio. Jo, man labai reikia, nes aš tada dar labiau pasikraunu. Ir ne to, kad čia tu privalai man ačiū sakyti, bet man tai fainai, nes dažniausiai moteris, kurios parašo padėką kažkokią, tai viena, pavyzdžiui, moteris tokia parašo, sako, aš iš tikrųjų, kiek, sako, net man svoris nukrito, nes aš pradėjau kitaip maitintis, nes organizmai mūsų juk pripranta, ne? Tu pastoviai dari, ką darys, fajitos, o dabar kotletai, ne? Bet tu visą laiką, ne, tą roteitinį labai pastoviai tos pačius receptus, o su Thermomixu tu pakeiti mitybą. Eksperimentuoji, daugiau žalumynų valgai tu, kaip aš sakau, daržovių. Fantastika iš tikrųjų. Ir gaunu tokių labai fainų padėkos tiesiog žinučių, tai wow, mane tas veža labai. Papasakok dar, aš žinau, bet klausytojas žiūrovas nežino, ką tau pavyko pasiekti kaip advisoriai per šiuos metus, ar ne? Dėl to, kad metai laiko nėragi labai daug, bet tu tikrai pasiekė įspūdingų aukštumų, tai pasidalink.
Nu jo, čia tas aukštumas yra, ta prasme, mūsų Thermomixo pasaulyje, jos aukštumas, aišku, čia ne taip, kad gal Aušra tau, pavyzdžiui, biškai kitokios yra aukštumas, bet, pavyzdžiui, kaip Thermomix advisorė, aš per metus laiko dabar jau esu Diamond Plus, nes tu pradedi esi advisor, paskui jau gali užsidirbti tą statusą Diamond ir dabar Diamond Plus ir dabar aš working for Diamond Elite būti. Tai... Let's go. Kiek tau reikia parduoti iki to elito? Aš dabar neatsimenu, man reikia duoti. Aš turiu labai gerą team lyderį, kuri, nu tu žinai, Aušra, kad aš labai nemėgstu skaičiuoti, man dokumentai yra viskas čia mano prieš, nes aš esu praktikė. Man viskas praktika, akis pamačiau, pasikalbėjau, o man kur ten visokie dokumentai. Aš net biški pinigų savo nesuskaičiuoju. Come on. Man labai sunku. Bet gero buhalterio už tai turėjau. Jo, tai va, čia tas svarbiausia. Bet jo, ir tai turiu dabar tą Diamond Plus, ir kur labai geri yra bonusai. Kompanija iš tikrųjų labai lepina mus. Aš sakyčiau, aš niekada nesu girdėjus kaip marketingo kompanija, kad tai prižiūrėtų darbuotojus, kaip mumis prižiūri. Tikrai labai pagarbiai, bet labai daug bonusų mes gaunam. Tai jeigu kas nors norite būti Thermomix advisorė, tai kreipkitės į mane, aš jumis referinsiu ten. Ir jūs galėsite lepintis. Gerai, tai kokie tolimesni planai? Vis tiek, kokia yra ambicija, ar ne, šito veikloje? Aš tai iš tikrųjų labai dabar esu, pas mane šiek tiek toksai gyvenime etapas yra, kad atrodo biški labai daug kas keičiasi, ne? Ir aš tokia esu biški pasimetus gal, netgi sakyčiau, bet aš labai vis dėlto taip galvoju, jeigu aš dar vis dėlto liksiu šitoj šaly, tai aš vis dėlto labai norėčiau turbūt atsidaryti kažkokią tą savo nedidelę wine shop, kaip bar, ir va, turėti Thermomixą ir būti su Thermomixu daryti užkandėlės, va, kaip dabar mums kad padariau, ir parduoti Thermomixus, turėti tą tokį, nes dėl to, kad man patinka, vis dėlto aš esu iš tų žmonių, kur host. Ir aš galvoju, kad aš turbūt ten būčiau geriausia. Tai aš jau labai ten stipriai kažko, labai daug, va, dabar reikėtų vėl turbūt Aušra kopinti tave, pasikviesti Vieslavą, kad mane nufilmuotų, kaip aš gaminu, biški tokių profesionalių, nes žinau, kad reikia tobulinti, nors mano klientams patinka tas mano paprastumas, kad aš, neturiu tikrai ryškių kamerų ir netyčia susikeikiu, kai ten man įkremta kas nors ne taip. Bet čia būna organiškai. Bet žmogui juk to reikia, iš tikrųjų jis tai nenori matyti teatro. Jisai žino, kad čia aš taip gyvenu, čia mano bazilikas, čia mano stalas, čia mano peilis. Aš parodau netgi ir tą savo virtuvę, jeigu būna afersta ar nefersta. Ir vienu žodžiu tai va. Ir noriu, kad tikrai bandysiu kažkokių tokių profesionalių padaryti video. Noriu daryti eventus dažniau. Kaip pavyzdžiui, kažkada dariau ir kirpykloje, labai gražioje Afroditės, galiu pareklamuoti, labai fainas salonas Afroditės. Tai va, dariau pas jas, labai smagu buvo iš tikrųjų, tokių gerų fainų žmonių. Tai aš taip galvoju, kad man dabar reikėtų šiuo momentu labiau koncentruotis į eventus, ypač vėl ateis ruduo. Žmonės neturi ką veikti. Grįžta po atostogų, jiems fainiai, ateini, susipažįsti su žmonėm. Ir labai norėčiau kažkaip pradėti kviesti mūsų lietuvius, biški famous kažkokius gal people. Nes aš nežinau, ar kaip dabar su to Thermomixu, man čia iš tikrųjų, kaip tu sakai, Aušra, man jau niekada nebuvo, aš net nesijaučiu, kad aš čia kažkokia verslininkė. Ne, bet matai, žinai, mes visą laiką prisimenu Klarą ir kalbėdom, kad tau reikėdavo, nes tu visada, tu dar prieš tą Thermomixą turėdavai labai daug fainų receptų idėjų. Tu prikurdavai, tau natūraliai tas gaudavos, žinai, ir ne taip, kad palei kažkokį tai sekti, bet tu pati iš savo galvos, aš ten biški ten pamakaluosi ir pas tave tobulai, žinai, viskas gaudavosi. Tai man atrodo, tikrai čia yra visiškai 100% tavo, o dar jeigu, žinai, ir atsiras, kaip ir tu sakai, kažkoks tai hospitality, žinai, atsiras kažkoks wine shop, atsiras žmonės, kurie aplinkui tave. Man net šiurpai rankos, žinai, eina, nes aš matau tave ten visiškai, nes čia yra visiškai tavo arkliukas ir net nebejoju ir net, kaip pasakyti, tikiu šitą tavo viziją 130%, žinai, 130%. Dėl to, kad, aš būsiu, žinai, etatinė, jeigu man membership ar girdė išrašysi, tai ateisiu pas tave ir sėdėsiu nuo penktadienio iki sekmadienio, žinai. Taip, pas ir prasigeria. Žodžiu. Tai tu man gal tada vis tiek grįžtam į tą pačią pradžią, dar papasakok, kaip pas tave tas Thermomixas atsirado, ar ne? Dėl to, kad aš tai, pavyzdžiui, buvau kažkada kažką apie jį girdėjus, bet, žinai, kaip būna, tiesiog neužkabina tie girdėjimai, bet kaip tu apie jį sužinojai ir kaip jisai atsirado pas tave virtuvėje? Aš apie jį sužinojau netyčia. Iš tikrųjų, buvo banga, kai visi pirko tas, čia dabar reklamą padarysiu nindzai, tas nindzės, ar kaip ten jos vadinasi, galvoju, nes man irgi buvo kaip ir dabar turbūt labai dauguma šeimininkių, namuose, žmonų, nežinau, bet vis tiek valgyti visiems reikia. Ar jūs vieną gyvenate ar penkiesi.
Stringa mane ant tų idėjų, nu ką veikti dabar, ką dabar daryti, ką pasidaryti valgyti. Ir visi pradėtas nindzės pirkti, aš galvoju, ir aš jau pirksiu, nu visi perka ir aš pirksiu, nu banga. Bet aš pradėjau research daryti ir man buvo tokie dalykai, kas man nepatiko su ta nindzė. Galvoju, ne, aš esu Janu Tuksiu kažkoks, man čia ne taip. Nors aš gal klystu, bet faktas yra toks, kad aš apsisprendžiau, kad aš jo nepirksiu, kai tik uždariau savo tą Google. Ir man kitą kartą ėjau, išmetė, žinot, kai jau research padarai, jau tuoj paduoda vėl again kažko pasiūlymų. Ir išmetė man tą Thermomixą, galvoju, kas čia tas per Thermomixas, pradėjau aš jį ieškoti pati, kas čia yra, pradėjau patikti, pasižiūrėjau YouTube video. Vau, galvoju, va šito man reikia, čia nereikia net galvoti, ką valgyti daryti, įdėsiu, supjausiu svogūną, kaip čia, magic. Ir aš pradėjau ieškoti, kas pardavinėja, susižinojau ir pas mūsų vieną lietuvaitę, irgi Thermomix advisorę, nuvažiavau. Ir sakau, aš atvažiuoju, noriu pasižiūrėti. Ir pamenu, labai gerai jinai padarė brokolio salotas. Ir man atrodo, sirubą dar darė. Ir norėjau dar ir rizoto daryti, sakau, aš nieko nebenoriu valgyti, aš perku tą puodą. Jinai man sako, tai gali dar pagalvoti, niekas, aš nenoriu pagalvoti. O tai atvažiavau su grinais pinigais, sakau, pirksiu dabar. Juoktis pradėjo, tai aš iš karto jau, aš buvau nusiteikus, kad pirksiu, bet galvoju, nu gal, kai pamatysi gyvai, gal dar kas nors ten. Tai va, taip netyčia aš jį atradau, iš tikrųjų visiškai netyčia. Ir labai, ta prasme, nesigaliu, o Dieve brangus. Labai. Bet vis tiek, aš kiek žinau, tu dar iš karto netapai advisorį po puodo įsigijimo. Ne, aš advisorį tapau tik po 10 mėnesių. Tik tai po 10 mėnesių, nes aš nuėjau į vieną eventą čia ir prie mūsų golfo laukų ir ten buvo būtent apie Thermomix ir aš galvojau, ką man reikia biški daugiau žinių apie jį, nes man trūko, aš supratau, kad jis daro daugiau. Ir aš tikrai paskui supratau, kad aš daug ko nežinojau. Nes aš dar buvau ne visiškai 100% šo, kad galvoju, aha, jis tiek kainavo, žinau, kad turėtų daugiau daryti, bet kažko aš ten nebuvau taip, nu nebuvau užsikabinus. Dėl to ta mano klientė, kur buvo nusivylusi, ne? Aš dėl to ir galvoju, gal jinai yra tokioje situacijoje, kai aš buvau pačioj pradžioj biškutį. Ne to, kad nusivylus, bet aš buvau pasimetus, nes aš iš vis esu tokia, su kompais nelabai draugauju, tokia aš, mano, va, vienintelė. Netechnologinė visiškai, tai aš galvoju, gal tai moteriai irgi, tai mano klientai, kuri nepatiko, gal jai tas pats. Nu, bet matai, žinai, jeigu ten jai neskanu tas, kas tau skanu, tai jau čia, man atrodo, kiti iš jūsų, žinai. Jo, aš irgi taip galvoju. Tai va, ir taip netyčia, ir kai nuėjau, aišku, pradėjau kalbėti į tą eventą, klausimų užduoti. 1, 2, 3, paskui jinai sako, aš turiu Thermomix, aš jai pasakiau, kad aš ateinu tą eventą ir aš turiu, nepykit, ar galiu ateiti. Jo. Aš jį turiu, bet man reikia biškiai daugiau žinių. Sako, žinoma, welcome. Ir aš taip nuėjau ir jinai, kai pradėjom kalbėti su tą advisorį, aišku, jinai iš karto klikt, kad aš mėgstu bendrauti ir taip, sako, ar tu nenorėtum joinint mūsų team? Sakau, norėčiau, bet aš iš karto taip pasakiau, norėčiau. Tik tai paklausiau, ar nereikia būtinai kažkokią targeto padaryti. Nes man nepatinka preša. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, irgi niekada savo klientams neduodu prešą. Nu, ar jau pagalvojate? Žinote mano telefoną, žinote, kaip mane radot, kad pasikvietėt? Taip, mane rasit, kad jums net nereikia duoti man atsakymo. Ne, ačiū, nepirksiu. Darykit kaip norit, bet aš neduodu prešą. Tai man irgi, tas, kai pasakė, kad nėra jokių targetų, tu nieko neprivalai. Tik tai tu turi per kažkiek ten tų mėnesių vis dėlto parduoti tų Thermomixų, kad tu būtum aktyvi advisor, nes jeigu tu nieko nepardavinės, kam jiems laikyti ten tavo kaip ir vardą. Iš vis tai va. Tai man tas labai tiko, why not, sakiau, turiu žmonių aplinkui daug ir aš tikrai jų turiu. Ir aišku, man, žinot, tai buvo pats lengviausias dalykas, ne pardavinėti tuos puodus, dėl ko, nes aš jau 10 mėnesių jį buvau pranaudojus. Ir mano pats pirmieji klientai tai buvo kas mano draugai. Taip. O aš tai šatai neparduosiu savo draugams. Tai aš visiems savo klientams sakau, nes aš sakau, su tokia labai ramia sąžinė visą laiką ateinu, žinoma, man nereikia nieko, piškiai apgausiu, man nereikia nieko iš vis apgaudinėti. Aš va taip šviesiai, tiesiai, aš nesakau, kad kitos marketing apgaudinėja, bet, gandai kaip būna, ne, kad sako, oi, čia tie marketingistai beleką tau pažadės, kad tik nupirktum. Bet čia man tai to nereikia daryti iš tikrųjų, tai man tas buvo pats paprasčiausias dalykas. Mano draugės vyras atvažiavo, pats pirmas buvo jisai, kuris atvažiavo ir sako, aš perku savo žmonai tą puodą. Jisai buvo mano, kaip aš sakau, laki. Laki arkliukas. Ir nuo jo aš pradėjau pardavinėti tada. Ir labai taip greitai plėtės. Matai, to net nepavyktų, man atrodo, apgauti kažko, dėl to, kad tavo tas ryšys ir tęstinis santykis su klientu yra gan stiprus. Tai vat papasakok man apie tą, kaip tau pavyksta išlaikyti tą santykį su klientu. Dėl to, kad tikrai žinau, kad nenutrūksta tavo santykis su klientu tik tai pardavus puodą. Tikrai nenutrūksta.
yra žmonių, kurie, aišku, nusipirko ir jie gyvena savo gyvenimą ir kartais tik tai kreipiasi, jeigu kažko labai ten prireikia, kažko nežino, nesuprato. Bet turbūt nenutrūksta dėl to, kad, aišku, aš esu aktyvi Instagram'e. Ir visada šiek tiek įmaišau to savo private life. Nu, let's say, važiavau į Italiją, įdėjau, ne, kažką tai ten. Žmonėms vis dėlto patinka, nes jie toj paklausė, o, Klara, kur buvai? Aš irgi ten važiuosiu ir tam momentaliai aš visą laiką visiems atsakau žinutę. Aš kartais iš tikrųjų būnu gimtadienį pas draugą ir ar pas draugę, ne, man rašo žinutę, kad prisvilo puodas jai. Aš einu atrašyti jai tą žinutę, nu man labai svarbu, kad jai tas pats prisvilo. Kartais aš neblogai jaučiuosi, kad aš per vėlai parašiau, nes jinai verda valgyti ir nežino kažko. Ir aš kitą kartą sakau, jūs neberašykit, jeigu matot, kad neatsakiau per 2 minutės, skambinkit. Tai valgyti reikia šeimai. O čia adviserė šampaną geria, supranti, neturi laiko atsakyti. Nu, bet tu negalvoji, kad čia, žinai, tu šiek tiek savo ant galvos irgi užsikrauni dėl to, kad, nu gerai, dabar tu sakai 200 pardavai tų podų. Bet matai, ateis laikas, kai jau tu būsi 2000 tų podų pardavus. Ir kaip tau tie visi 2000, žinai, kiekvienam ten kam prisvilo, kam, nu tu realiai turėsi tada turėti customer service žmogų, žinai. Asistentą, kur, supranti, jeigu tas va toks, žinai, greito, to tokio greitos reakcijos, žinai, visą laiką. Ar tu negalvoji, kad tas gali būti for the long term, kai išpuiks klientai ir tada, žinai, tikėsis vis dar tos paties iš tavęs, bet, nu, jau tu tiesiog fiziškai to negalėsi duoti. Iš tikrųjų, visi 200, pavyzdžiui, ten, nu, aš dar neturiu tų 200, iki 200, bet jie dar tikrai visi nerašo man, bet aš taip kažkaip pagalvojau, kad turbūt taip neatsitiks, kad aš nesuspėsiu atsakinėti, nes dėl to, kad at the end of day visi vienu momentu ir nerašo, ne, bet faktas yra toksai, kad man niekas tą neliepia daryti. Man pačiai patinka tas. Nes jeigu tu iš karto jauti, žmogus niekada tau nerašys, jeigu jis pajaus, sakys, tas su attitude čia kažkokia nepatenkinta, matai, pardavė podą, jau dabar nepatenkinta, kad paklausiau klausimą. O žmogus tą jaučia, netgi kai atrašytum žinutę. Aš tokia esu, man labai svarbu širdutės, viskas, aš visą laiką ir parašysiu, ir bučkį padarysim. Aišku, yra ir vyrų, kurie nuperka savo žmonoms, tai aš jiems bučkių nerašau. Net paskui nedaug dievė. Moterys nepergyvenkit. Nedaug dievė. Paskui nesupras mane neteisingai. Tai norėjau pasakyti, jeigu kieno nors vyrai pirko iš manęs termomixą, nebijokit aš jiems, nes žinau ribas. Bet aš ypač su moteriška kompanija, taip aš esu labai tokia, kaip pasakyti, aš esu tokia labai sensitive in general. Man pačiai labai patinka ir apsikabinti, ir šipsotis, tai man tas labai svarbu yra ir man patinka, tai vienu žodžiu jūs rašykit man tas žinutės, visi 200. Tai Klara, papasakok dėl to, kad žinau, kad čia tavo tikrai nėra pirmas toks verslas. Tu prieš tai esi turėjus verslų. Papasakok, pasikapstykim po tą praeitį. Kodėl lenda čia prie manęs? O ką aš dariau? Aš rūbus, ne, itališkus pardavinėjau. Taip. Taip, promicelį. Jo, biškai pardavinėjau, tai turbūt aš iš tikrųjų sužinojau iš tos, darė man astrologė, sudarinėjo apie mane. Nors aš tikrai jaučiau, kad aš tą turiu, bet jinai pasakė, kad beleka, ką tu pardavinėjai, tau visada seksis. Visada. Sako, aišku, jeigu tau tas patiks, ką tu pardavinėjai. Tai čia tas ir buvo. Su rūbais man būtų labai patikę ir toliau būčiau dirbus, nes man itališki rūbai visų pirma labai patinka. Aš čia per vieną savo tokią draugę pradėjau, jinai labai daug metų Lietuvoje turi parduotuvę ir būtent su Italija bendradarbiauja ir jinai man padėjo tą daryti. Ir aš labai norėjau iš tikrųjų, nes kažkaip taip nežinau, puoštis visom mums patinka, ne moteriams. Ir iš tikrųjų man visai neblogai sekėsi, tik aišku, prasidėjo tas Brexitas, momentaliai tie visi muitai, kai ten taksai ar nedasiskaičiavo. Ir paprasčiausiai, žinote, ne kaip čia atsitiko, kad biški tos tokius mažesnius verslus, su tokiais gigantais kaip Zara, H&M. Nepakonkuruosi. O jo, nepakonkuruosi, aišku, aš ir nenorėjau, bet ir kad ir atsidaryti, pavyzdžiui, tada tu turėjai galvoti, ar tu atsidarysi, nes aš dariau tik online, arba per draugus. Ten, sakykime, kažkokias tas tokias vos ne... Vulkin, tokia popina, ne? Tipo, atvažiavau, tada pas tave buvau, ne? Atvažiavus, pas tave atėjo ten kažkas iš draugių, ten kažką nusipirkdavo. Bet man aš supratau, kad aš nenoriu būti turgaus boba. Ir mane tas pradėjo triggerinti. Aš galvoju, ne. Ir aš tada pradėjau jausti, arba aš turiu atidaryti shop jau, Propal boutique tokią parduotuvę, bet aš pradėjau suprasti, kad čia yra labai didelė prieša. Nuomų kainos mes visi žinom, ne? Ir tu belia kokiam rajone irgi nenori atidaryti, nes tu turi žinoti, kur tu atidarysi ir kokie tavo klientai bus. Nes rūbai nebuvo tikrai pigus, kad tu galėjai
atsidaryti pačiam pigiausiam rajone, kas ten pas tavęs. Taip. Jeigu žmogus turi primarką, ne vis dar. Kam jis eis dabar į tą kažkokį Italijan rūbus. Tai va, tai buvo va, tas toksai mano ir labai buvau įsikepus, atsimenu, dieve, tai wow, galvoju, čia dabar padarysiu. Bet supratau, kad ne man, nes aš tą turgaus moteris vis dėlto nenorėjau būti. Aš nieko neturiu prieš iš tikrųjų moteris, kurios pardavinėja turgui, gink dieve. Bet mes visi išsirenkam, kas mums tinka. Aš paprasčiausiai supratau, kad aš nenoriu eiti su tašėm dideliom, pas kažką tai ten rodyti tos rūbus. Pavyzdžiui, aš kai važiuoju su Thermomixu, tai aš turiu gražų labai lagaminą, aš net jaučiuosi labai stylish. Man nereikia, kad man ateitų padėtų parnešti kažką man iš mašinos. Aš išlipu, aš ateinu. Dar manęs visą laiką paklausė, ar jums padėti gal, nes įsivaizduoju, kad aš čia atvažiuosiu ir rakandų atsivežus pilną. Ne. Aš išlipu, tik nainu, viskas. Pasistatau tą savo Thermomixą, parodau ir išvažiuoju. Bet iš karto gal vis tiek pati galvoji, pas tave ta gyslelė tokia pardavėja, dėl to, kad, man atrodo, tikrai taip, ką tu besiimtum, nes ten aš prisimbu ir aliejai, ir smilkalai, dar ten buvo ir vat kitokių dar dalykų tarp viso kito ir tau tikrai viskas sekės. Tai iš kur tu galvoji ta paslaptis tavo to sėkmingo pardavimo, kad, nu, vat, kaip ir tu pati minėjai, ir negaliu pardavinėti bet ką, jeigu aš pati tikiu ir man seksis. Kur čia šuo pakas? Aš tai galvoju, kad čia vis dėlto yra tas toks combination, kad visą laiką aš turiu aplinkui save žmonių. Ir jeigu tu, žinot, yra žmonės, kurie nelabai bendrauja, ne? Nemėgsta jie labiau yra uždarę, ne? Aš, pavyzdžiui, netgi čia ne iš blogos valios apkalbėti noriu. Pavyzdžiui, net mano kolegės... Kaip aš, pavyzdžiui. Manęs gali sakyti? Ne, kaip, pavyzdžiui, mano kolegės Thermomixo, ne? Jos labai ramios. Ir jos, pavyzdžiui, prie manęs prieina per mūsų mitingus ir jos klausia, kaip tu? Aš jų iš karto klausiu, kiek jūs investuojat į tą biznę, ne? Nes aš, pavyzdžiui, aš einu visur, man labai įdomu, aš susipažįstu su žmonėm, ne? Ir tu taip plėti tą ratą. Bet aš pradėdama, beleką ką tik be pardavinėjau, kad ir grįžkim prie tų smilkalų, ten, kai buvau per vieną lietuvaitę mūsų nepardavinėjai tos smilkalus, aš tik nuo jos pasimdavau juos. Ir man tikrai gerai, bet aš turėjau labai daug žmonių aplinkui save, visada aš jų turėjau. O tie žmonės turi savo žmonės. Taip. Ir jie tave rekomenduoja, o tave rekomenduoja dėl to, kad aš šneku. Ir viskas, čia tas toksai, ir gaunas tas toks circle, tai turbūt man taip gerai ir išeina parduoti tą produktą per rekomendacijas ypač. Ne? Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu tikrai gerų klienčių, kurios yra jau mano klientės ir jos yra tikrai, turi labai daug followers Instagrame. Man tikrai labai pasisekė, kad jos turi tiek daug followers. Aš iš tikrųjų pas vieną, tai kai važiavau, nežinau, ar čia gali sakyti ir reklamą daryti, bet pas Singutę Food Lover, pas ją taigi visos yra mamos, žmonos, single mamos nesvarbu, bet jos yra visos tos, kurios virtuvėje būna dažniausiai. Kiekvieną dieną toksai lifestyle, everyday lifestyle, ne? Ir pavyzdžiui, nuo jos labai daug pas mane pasipylė tų klienčių. Bet again, aš su Ingute ryšį palaikau, mes ir pusryčius valgėm kartu. Jinai mano klientė, jinai man nedraugė, nes kažkas man sakydavo, atsimenu pačioj pradžioj, čia gerai pamokėjo, sako, už tą reklamą. O aš tikrai nemokėjau jai nieko. Jinai paprasčiausiai labai nuoširdžiai man pasidalino. Nes jinai nusipirko tą puodą, aš jai nedaviau, nes aš jau net norėčiau dabar susirasti kažkokią dar vieną influencerę, kurioje tikrai daug turtų followerių, aš jau jai padovanočiau, galvoju, kad tik tai man padėtų puodų parduoti, nes man tas targetas auga, aš daugiau uždirbu. Tik tai dar nesugalvojau čia, kuriam čia dovanosiu tą puodą, bet tik tai įsirinks ir padovanosiu. Jau turi turėti kokią mažiausią 5 štukų followerių. Bet va tas ir yra, va tas vis dėlto palaikymas tą ryšį, ne? Taip. Nes aš, pavyzdžiui, mano vienas klientė parašė man, ar jūs prisimenat, sako, aš iš jūsų, sako, suknelę pirkau. Aš taip sakau, iš kur jūs mane, o jinai kažkaip mane atrado, pamatė, matyt, sako, nusipirkau iš jūsų suknelę labai, sako, daug metų atgal. Ir dabar jinai yra mano jau klientė, puodą nusipirkau. Taip. Vis dėlto grįžo prie kito, ne? Fainiai. Tai va taip čia ir taip ir yra. Gerai, tai dabar grįžkime daugiau gal ne prie verslo reikalų, o kaip tau pavyksta, nes tu tikrai daug keliauji. Ir kaip tau pavyksta suderinti va tą darbą, tą veiklą, vaikus, šeimą, namus, nes tavo namai visą laiką išpuoselėti, visas tas keliones ir taip toliau. Ir taip atrodo, kad tu tikrai viską labai puikiai susidėlioji ir tau viskas pavyksta. Tai kaip tau pavyksta? Turbūt dėl to, kad aš esu labai organizuota. Aš niekada, aš kartais net man tai skaudžiai būna, nes pasako, kad, biškito turi kontroltą tokia esu. Gal galim pažiūrėti kaip ir negatyvą tą kontrol, bet iš kitos pusės turbūt čia ir esu dėl to,
taip ir yra, kad dėl to, kad aš turėjau tą kontrolę visada. Ir aš esu organizuota. Tai aš visą laiką, būna kartais man spontaniškų kelionių, bet šiaip dažniausiai aš visą laiką žinau, ne, kad kur važiuosiu, ką darysiu. Ir aš pasiruošiu. Ir aš, pavyzdžiui, netgi būdama kelionėje, aš važiavau į Indiją į jogos retrytą, aš Indijoje sėdėdama kelionėje pardaviau 2 puodus per savaitę laiko. Vieną pardaviau online, o kitą nusipirko, kur su manim jogą darė. Tai grįžo namo, kol jinai grįžo, jau pas ją puodas buvo atkeliavęs. Fainiai. Ir man padeda mano team leader yra labai gera. Aš, pavyzdžiui, nes jeigu kartais būni taip, outside Europe, tu negali netgi ten, jeigu išsimokėtinai, ypač nori kas nors. Tai, pavyzdžiui, jinai turi loginus, tai mes taip bendradarbiaujam su ją, jinai man padeda visada. Tai va. O vaikai mano, aišku, jau didelė yra. Man jau nebėra taip, kad aš labai turiu lakstyti ir jie patys įsijungė Thermomixą, vakar grįžau, buvau išėjus į miestą ir Nikita kepasi ten savo tą makaronį cheese, padažus viską pasidarė Thermomixe, pagalba man ne pačiai. Tas Thermomixas, aš galiu važiuoti, nes aš turiu 2 Thermomixus namuose. Tai aš galiu važiuoti demo su savo vienu Thermomixu, kitas yra vis tiek troboj ir jie patys daros valgyti. Tai čia tas toksai yra. Ir aš vis tiek nedirbu nuo 8 iki 8, ne? Mano yra labai laikas, aš, pavyzdžiui, galiu pasiplanuoti. Šiandien aš pagersiu šampaną su aušra, aš nesiimsiu darbų, bet jeigu man parašys žinutę, aš visą laiką atrašysiu ir puodą parduosiu. Ir susitarsiu apie atvykimą kitai dienai. Vienu žodžiu. Tai man tai va, dėl to, kad aš esu iš tikrųjų pilna tą žodžio prasme organizuota. Organizuota, visur ieškau, kur tik tai sužinau, kad kažkas kažką naujo pradėjo daryti, atsidarė, gal salonas, dar kas, aš iš karto pradedu megzti mintį, kontaktą, kad reikėtų kontaktuotis, reikėtų susipažinti. Ir net nepasakyčiau, kad čia yra naudos tik ieškojimas iš tikrųjų, nes kiekvienam yra nauda. Ir iš manęs, sakykime, ne? Jeigu aš darau eventą kažkur tai, pritraukia ir jiems žmonės. Ir jiems pritraukia, ne? Kažkaip pas mūsų lietuvaičiai atidarė tą, partiją, kur daro eventus Hall, ne? Grace yra gera vieta, ne? Pas mane tų followerių yra, aš apie ją pasakiau, jinai apie mane, tai momentaliai tas toksai circle gaunasi, žmonės sužino apie kažkokias naujas patalpas. Tai va, ir aš va taip pabiškiuką žangliruoju visur taip. Žodžiu, networkingas. Dar man vienas tos klausimas kilo, iš kur ta aistra maistui? Tu kur važiuoji, tavo visokie atostogų blogai, ar ne? Turgai, prieskoniai, pomidorai, bazilikai. Iš kur, va, pavyzdžiui, man tai neįdomu, žinai, aš ten, ta prasme, einu ir praeinu ir net nebematau to turgaus, bet va, tu ir po to žiūri, žinai, ir atrodo, kaip fainiai, kaip čia viskas gražiai žinai. Iš kur pas tave tas natūraliai, žinai, ateina susidomėjimas tuo maistu, kaip antra religija, žinai? Jeigu teisybę pasakius, tai aš galvoju, kad čia man tas įvyko, kai aš atvažiavau į UK gyventi. Nes mano čia buvo pirmi tie kažkokie nauji skoniai, nes aš atvažiavau jau daug metų atgal, man atrodo 2-3 metai atgal. Ir tikrai nebuvau daug Lietuvoje visko ragavusi, kiek čia atradau. Ir aš, pavyzdžiui, kai aš pradėjau tą daryti, čia knistis ir suprasti, kur sintetika, man tas nepatinka, labai daug kas man nepatinka Anglijoje, nes labai viskas yra perdirbta, padaryta. Ir aš kai pradėjau keliauti, kai jau Dievas davė taip, kad jau ir tie vaikai didesni ir pradėjom keliauti, man buvo pirmi dalykai, ką aš darydavau. Eidavau į visus turgus. Man labiausiai patinka tas toksai, pas mane mentality yra tokia. Aš neįsiu į didelį supermarketą, bet eisiu pas močiutę. Tas pats, pavyzdžiui, aš labai dievinu mažus butikus. Aš labai greitai dar istoriją vieną apie močiutę Kroatijoje, kaip tave apkniso ant belenkė pinigų su to močiutėm naglo. Papasakok, labai įdomu bus. Kur pirkau tas morkas, labai daug, dar ten kūnos buvo. Labai ten mane jinai apgavo, tai aš tai tokia irgi, nes aš tikrai esu, biškinai ventos, pinigų neskaičiuoju. Aš neprisimenu, kiek ten tų kūnų buvo, bet šeimininkė, iš kurios mes nuomavomės tą butą, jinai mane pavežė iki jos, nes aš atsimenu, kažkas ten buvo, kad aš mašinos neturėjau tuo momentu. Mane pavežė, pristojau, aš nusipirkau ir jinai man sako, kroatiškai kažkaip skolka style. Aš jais pasakiau, jinai tik tai sustabdė greitą mašiną, atgal parbėgo, sako, jinai čia tave apvogė. Sako, tai kai pradėjo jinai šaukti ant tas močiutės, sako, tu iš proto išėjai, sako, čia mano svečias, sako, tu tokius pinigus. Tai taip išėjo, kad aš už tas morkas, man atrodo, ir melions buvo, ir morkos, ir svogūnai 2. Kad aš tada paskaičiavau, kad iš tikrųjų aš sumokėjau 14 čia svarų. Bet tom kūnom man dar taip nelabai, taip supratau aš ten. Bet mane, apkniso tą močiutę. Tai va, močiutės ne visą laiką yra tinkama vieta eiti pirkti. Nes dabar labai daug močiučių yra tos, kurios pardavinėja tiems didesniems
verslininkams ir jie jau tikrai jam iš bazės reikia tikrai labai gerai žinoti, pas kurias tu eini. Ir tokiuose, ypač tokiai kaip Kroatijai, tai ten. Bet aš jo visada einu į turgus, visą laiką susipažįstu su visais prieskoniais, viską išragauju. Pavyzdžiui, Kroatijoje aš esu, nežinau, turbūt 9 metai iš eilės, kai aš poilsiauju Kroatijai. Tai aš jau net turgui per tos 9 metus aš jau žinau žmonės ir jie mane atpažįsta. Ir jie su manim sveikinasi ir rusiškai, ir angliškai, visaip, ir žino vardą. Ir aš, pavyzdžiui, jau su jais žinau, kur yra sūris geras pas kurio yra varškės sūris geras. Tai aš jau su jais esu susipažinus. Tai va tas pats savo Italijoje, aš tai iš vis italų maistą dievinu. Man iš vis, aš makaronus labai mėgstu ėsti. Oi, valgyti. Aš žemai tai gerai, jeigu ką. Man labai makaronai mane tiesiog veža. Belia kaip man, pavyzdžiui, pas italus, dėl ko aš labai mėgstu pas jiem. Jie būtent iš labai paprastų dalykų nepadaro stebuklingus maistus. Atrodo, rimtai, bet ten aišku tie skoniai tokie geri. Tai dėl to pirksim trobą ten. O, dar viena išduota paslaptis. Ateities planas ir ambicija. Su visų termomiksu. Tik nežinau, kaip ten tie italai priimtų mane. Italijoje termomiksas vadinasi bimbi. Jie vadina. Okay. Bet jie labai, iš tikrųjų, labai daug kas skeptiškai sako, kad tipo italai čia neprimtų niekada, bet Italijoje pardavimai yra geresni termomiksų negu Anglijoje. Portugalai šiaip, man atrodo, pirmoji eilė yra. Bet jie nėra tokie jau labai nusiteikę prieš jį. Nu, bet ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, mes atostogavom Alpėse Prancūzijoje praeitas kalėdas ir buvo tame šaliai prancūziškam kalnų termomiksas padėtas. Aišku, jis buvo ten kažkokio senesnio generation ir aš ten nelabai supratau, kaip jo naudotis, bet buvo, tai va iš tikrųjų ir prancūzai galėčiau pasakyti, jau irgi maisto kultas aukščiausio pilotažo. Prancūzai parduoda irgi daug. Jo, bet irgi buvo termomiksas tame namelyje Alpių, tai... Tai vienu žodžiu, aš labai mėgstu valgyti. Man va tas ir yra. Kai aš, pavyzdžiui, geriau nieko nevalgysiu, aš galbūt nevalgysiu 2 dienas, bet aš neįsiu į McDonald's. Tiesiog visiškai yra, net ne principo, bet man neskanu. Aš niekada negersiu Coca-Colos, man sparkling, manau. Vienintelis sparkling, taip. Aš kaip visą laiką irgi sakau, vienintelis putojantis gėrimas, ką geriu, tai yra šampanas. Daugiau nieko. Taip. Nu tai va, tai ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu junk food. Aš jo negaliu pakęsti, aš jo nevalgau. Aš labai mėgstu, jeigu aš noriu, mano junk food yra, tai aš termomikse susiplaku chickpeas, ta prasme, pasidarau humus pati. O dėl ko aš jį pavadinu junk? Nes dėl to, kad reiškia, aš nemirkiau chickpeas iš skarbonkio, ne? O iš skarbonkės, tai jau reiškia yra junk food. Tai čia man jau yra noti. Nes aš kai darau termomikse paprasčiausiai humus, tai aš per naktį, perku vis laiko organik tos chickpeas, aš juos išmirkau, aš netingiu tokių dalykų, nes čia yra mano skrandis, čia yra mano body. Aš tai nenoriu eiti pas tos daktarus. Papasakok, iš tikrųjų labai man patinka tas tavo healthy lifestyle approach ir tas tavo labai suderintas balansas, kad tu nespjauni ir ant šampano, bet sportuoji 4-5 dienas per savaitę, nespjauni ant tų makaronų, bet ir pasidarai detoksus kūnui, kai tau to reikia. Iš kur šita pas tave filosofija visa? O čia tas ir yra. Čia yra balansas. Aš vis laiką sakiau, man labai patinka balansas gyvenime. Jeigu geriau šampaną, tai jau rytoj valgysiu brokolių salotas, gersiu špinatų sultis su džindžeriu ir su visais parsley, nes tu turi savo kūnui duoti tą patį, gražinti visus tos gerus vitaminus. Factory settings. Viską tu turi tą padaryti. Bet prie to pačio, aš aišku, just to be clear, negeriu kiekvieną dieną šampaną. Net geriu kiekvieną dieną šampaną, nors tikrai aš labai mėgstu jį, tiek šampaną, tiek vyną. Ir jeigu jis nekenktų, aš jį gerčiau kiekvieną dieną. Man jis taip skanu. Ir gerčiau ir gal po 3-4 taurės tikrai gerčiau, bet vis tiek aš žinau, kad jis nėra gerai, ne? Tai aš taip stengiuosi tą balansą. Dėl to sportuoju, dabar sportuoju netgi 5 dienas į savaitę. Man, jeigu aš neturiu dienos, kad nepasportavau, man jau ima nervai ant savęs. Aš jau esu nelabai patenkinta. Ir ne tik tai dėl to, kad aš turiu būti tiek ir tiek sverti. Bet čia grinai yra ne apie tai. Čia man yra, nes aš jau žinau, kad man tuoj bus 50 metų, už 3 metų. Tai tu, belia kokiu atveju, tu organiškai nori prižiūrėti save. Nes, pavyzdžiui, man daktarai jau buvo pasakę, kad aš turėsiu gerti kažkokius nuo kraujo spaudimo per aukšto vaistus. Aš sakau, iš proto išėjot. Tai aš viską, ką padariau su tuo balansu, domėjaus, ką valgyti, kokias žolės, ajoverdik atradau, vaistinę. Tai superinė, kurių man nereikia, cheminių vaistų gerti. Ir aš tą labai balansuoju.
Ir man labai gerai sekas iš tikrųjų. Man labai gerai sekas tas. Nu ką, nežinau, Klara, ačiū iš tikrųjų tau labai už, kad įsileidai mūsų savo namus gražius šituos. Ačiū. Net neabejoju, kad klausytojui bus labai labai įdomu išgirsti tavo istoriją ir tavo visą išmintį, dėl to, kad tu esi tikrai labai išmintinga moteris. Ir tikrai tikiuosi, kad pasidomės žmonės, ypatingai moteris, apie to tavo stebuklingų puodą, nes aš tikrai pati turiu, pati naudoju ir tikrai labai didžiulis pagalbininkas namuose. Dėkui tau ir tada paskutinis galbūt žodis, nu ką palinkėtum klausytojam iš savo išminties resursų. Jeigu tik tai kalbėti apie moteris, tai neleiskite, nusipirkite pačios Thermomix. Yra visada galimybė. Jums nereikia niekieno nieko klausti. Ir ne dėl to, kad jūs negerbėt savo vyro ir darot, ką norit, bet dėl to, kad tai yra pagalbininkas jums. Ir mes turim pastovėti už save. Taip kaip vyrams, kaip aš visą laiką sakau, kodėl vyrams reikia dabar elektrinių tų, kad prisukti varžtus, ne? Drills, ne? Nu kodėl reikia? Nu tai reikia, kad dabar ir pasikrauna ir viskas. Tai darykit su rankom. Moteriams tas pats yra, sukūrė kažką, kas yra daug paprasčiau, sutaupo laiko. Tai moteris pastovėkite už save, neturite prašyti. Tiesiog čia yra šeimos įrankis, kuris jums padės virtuvėje ir jūsų vaikai galės gaminti. Va, tas labai svarbu yra. Ir balansą iš tikrųjų visiems. Tai palinkėčiau, va, tikrai, jeigu mėgstate gerti vyną, tai išgerkite vyną, paskui sportuokite, valgykite sveikai. Su Thermomixu jūs tikrai galite valgyti sveikai. Čia 100%, aš tą galiu garantuoti. Aušra, šiandien mes pavalgėm prieš filmuojant, ne? Nice brokoli, tas simple salad. Man užėmė kiek? 4 minutės pagaminti. Ir skanu buvo, ir viską dabar dar užkandėlių padariau. Tai dabar, kai pabaigsim filmuoti, irgi. Užkandėlės irgi yra su datulė mane, nu sveika iš karto, ne, išgersim šampanus, datulės, gerai, rytoj gal tą lemon juice gersime, it's okay. Tai ir yra tas balansas. Gerai. Parašykite man, aš visada jums atsakysiu visus klausimus. Ačiū tau. Ačiū. Nu, dabar čia, jau dabar galiu susidaužti.